Labas, aš Giedra. Sveiki, aš Vytenis. Ir čia mūsų buto mieste įsirengimo vlogas, 8 dalis. Jau mes gyvenam čia, įsikraustėme. Gyvename 2 mėnesius. Šiaip sekasi mums gyventi puikiai, nuostabiai. Vieta yra nuostabi, per langą vaizdas wow. Jau įpratom. Jau įpratome, bet neatsibosta. Ir vis pritrūkdavo laiko prisėsti, sumontuoti šitą video. Esame nufilmavę tokią kaip pirmąją dalį lapkričio mėnesio pradžioje. Tai tiesiog dabar ir įkeliam, ką mes ten pakalbėjom. Taigi, ko mes dar neturime? Neturime durų, neturime dalies sienų, neturime virtuvės, vienas mazgas nebaigtas, tai viskas ateina po truputėlį. Durys tikimės bus iki kalėdų, virtuvė bus iki kalėdų. Tai dėl miegamojo lovos galbūt jūs esate gamintojas ir norite mums padėti išsirinkti tą lovą, nes čia irgi mes su Giedre šiek tiek ginčijamės dėl to dizaino. Dizaino, tai jau aš išrinksiu. Tai va. Vytenis žiūri finansinę dalį, o Giedrė žiūri ginčiai. dizaino dalį. Tai čia tikriausiai daug kur šeimoje taip yra. Finansai ir dizainas, teisingai. Aš noriu, kad dizainas atitiktų protingus finansus. Tiesos akimirką, ką mes nusipirkome. Labai išgyrėm grindis. Labai geras, labai gražu. Parodykit man. Čia yra turbūt rasti kažkalvoj, nes matai su šitais Ne, čia yra tas tom rievėm. Vidutinis. Kaip vidutinis. Nu, va, įdomu, nes pas mus čia yra visas rinkinys, yra miksas. Ką tai reiškia, kad per metus būna kelis kartus, ar ten vieną kartą tik kur paleidžia gamykla. Tų 3 selektas, rustic ir kažkoks dar vidurinis. Iš žmonių kalbą išvertus tai yra lentelė be šakų, lentelė su mažom šakį, labai mažom šakį. Minimaliai. Su didesniam šakom. Jo. Tai va. Ėmėm tokį vidutinį miksą tam, kad... Ai, va, žiūrėk, matai, iš kitos pusės matosi. Čia yra virštonos. Dėl krypties dabar, ne? Tai aš tai galvoju, kad yra 2 opcijos ir yra arba va šitai, arba kampu. Man taip. Jau gerai, kad man ne taip būtų. Aš taip net nedėjau. Va šitai tai ne, nes tai bus grįžuota, šitai labai svarbiai negerai bus. Tai yra 2 opcijos, arba kampu, arba tiesiai. Ir bus toksai jums labai, man tai čia nesvarbu, Nu, kaip šitas dėt. kampu jisai šiek tiek išplatins vizualiai visas Ir jisai toksai koridorius visus. modernus man toks, čia jums. Vieta. Tu taip bus. Mažiau negalim. Čia jau minimaliai. Čia čia jau dėl taip. vaikščiojimo, ne? Jo, bet taip čia yra. Žinai, Giedrė gerai, nes man labai patinka prieina lenta. Ir Jo, labai čia fainai, būtų- o įdomu eitų suvesti kampą šitą. Vienas bus toks vienas gražus, o po apačia kabos kryptinis, baltas. Nu, mes taip sakėm, kad reikia vienos skaitimai, o kitas gražus, tai derinasi toks. Gerai. Burbuliukas ir po apačia minimalistinis baltas. Dalyrė. čia per telefoną. Sunku labai.
dar nemačiau, kaip atrodo. Patinka? Business. O, čia kaip gerai atrodo, Ula. Ula. Kaip gražiai. Oh my god. Kamelė. Durys padarytos slaptos. Va, labai gerai. Wow. Atrodo žiauriai daug. Ula, atrodo daug vietos, ar ne? Kažkaip visa erdvė išdidėjo, eina savo. Kosmosas. Kosmosas, kaip gerai, žinokit, atrodo dabar. Ok. Čia va dabar tokias dekoracijas. Nėra? Bet gražu, Ula. Gražu? Patinka? Šviestuvai. Wow. Šiti kryptiniai. Tu Ula, pažiūrėk. Kokia audra. Eik tu savo. Rūmturas po mūsų nuomojimo butą. Tai pamatysit tikriausiai, kodėl mes taip laukiam, kada greičiau įsikelsim savo naujus namus, kad ir ten daug dalykų nėra, bet, važiavam. Tai va, tai čia koridorius. Toks mažiukas, neturėjom spintos, tiesiog turėjom tokį pufiką atsisėsti, bet čia tiesiog batus laikėm, turėjom stovą paltam, striukiam. Tuomet, dar čia neišvaliau grindų, bet mūsų vonia, kur tikrai turėjom išmokti joje sutilpti. Tuomet keliaujam svetainę zoną, čia kosminio didumo lentyną ir įsivaizduokit tokios atviros lentynos, kas yra bardakas. Tai čia buvo visokių rūbų, daiktų ir panašiai. Tai va, svetainė štai tokia. Sofa, lova, virtuvė. Tai nežinau, ar čia galiu pavadinti virtuvę, nes mes virtuvės iš tikrųjų tai neturėjom. Turėjom tiesiog stalviršį, kriauklę, skalbimo mašiną, kuri daužydavosi ir čia viskas kalatodavosi, kiek yra sudaužyta ksemekso, arbatinukai, lėkštės, padeliai ir panašiai, nes čia tiesiog džiaudavau viską. Tai va, ir spintelių, lentynų nieko neturėjau. Dėdavau čia, šaldytuvas kosminio didumo, šiaip šaldytuvas tai kas minusas su įmontuojamu, kad, ten mažesnis, čia aišku didesnis. Tai va, turėjau dar tokią lentyną didelį iš Ikėjos pasistatęs, nes, tiesiog nebuvo kur dėti elementariai maisto produktų, puodų, lėkščių ir panašiai. Tada čia baras, prie kurio aš dabar galvoju, ar aš kažkada valgiau, tai turbūt ne, visą laiką valgydavo Vytenio mama. Ir turim mes kambariuką, mūsų miegamą. Čia buvo šita lova įskleista, pastiesas darmečio žnukas, čia miegojo Ula, čia miegojo mes ant savo čiužnio, ten buvo lovytė Frėjos, kuri nebuvo naudojama. Tai va, ir tas stalas tiesiog jisai buvo ir mes naudojom. Tai va, dabar jau yra 10 valandą vakaro, jau pavargau, baigiu pravalyti grindis, kažką nusinešiu, o Vytenis rytoj ateis ir paims likusius daiktus ir likusias šiukšles. Čiau, pasimatysim mūsų naujam bute.
pačiu rangu. Kas dar naujo, iš valstybės gavome apie 2000 eurų. Taip, mano žmona nežino, kai mes gavom pinigų, Ne. o mes jų gavome. Tai kaip mums sekėsi, keliaujame į sekantį video ir pamatysime, kaip pas mus parkinguose atsirado pakrovimo stotelės. Ačiū Lietuvai ir Europos Sąjungai. Taigi, kur sutaupėme tuos 2000 eurų? Įsirengėm 2 pakrovimo stoteles, nors mums šiandien dieną tik reikėjo tik tai vienos. Europos Sąjunga kartu su Lietuvos agentūra APVA kompensavo 2000 eurų, prisimokėjome 800 eurų. Šiaip būtų beveik nieko nereikėjo prisimokėti, bet ypatingai sudėtingas įrengimas, kadangi reikėjo kabelius prasitemti, nes jie buvo nutemti visai ne ten, ne prie skaitliukų. Tai va, tai labai džiaugiuosi, kad ir kai aš po 2 metų turėsiu elektromobilį, stotelė jau yra ready. Dar viena problema, kuri atsirado, mes pasakome apie elektros pakrovimo stoteles, kurias susimontavome. Tai jas užsakytos buvo rugsėjo vidury, sumontuotos spalio vidury maždaug, aš galvoju. Iš šiol neturim pilnai įrengtų, nes atvažiavo gamintojo atstovas, pasakė, kad įrengtas su broku. Tai realiai iš 2 galim naudotis viena ir neveikia programėlė, nors modemą esu davęs internetui pajungti. Stotelės geros, parama valstybinė pasinaudota, tai jau dar turim mums ištaisyti tai, ko nepadarė. Taip pat dar vienas feilas, tai namo sandėliukė nėra ventiliacijos. Mes ne, bet netoli to, bet kaimynai bet pas kaimynus jau užaugo grybai. Tai Sprendimas tai, kad jau pasikvietėme namo statytojus, atstovę ir jinai jau sprendžia šitą problemą. Taip. Tai vat kaip yra labai svarbu realiai viską pasižiūrėti iki smulkmenų, nuo sandėliuko, nuo parkingų iki smulkiausių detalių. Bet aš manau, čia yra bėda tame, kad mes esam vieni pačių pirmųjų gyventojų, o patiems pirmiesiems, kaip visą laiką, Tenka visokios klirkos ir jas paskui išspręsti. Bet nieko, mes labai džiaugiamės, kas vakarą dabar rudenio vaizdais. Yra jie nuostabus. taip, kuriuos var kelime, žiūrėkit, pavydėkit. Bet tikrai, tik tai įsikeliame socialinę mediją, sulaukiam be proto daug vaizdų. Tai vis dar sulaukiam klausimų, kurgi ir kokie čia mūsų tie namai. Tai kol kas dar vėlgi neatskleisim, jeigu norit, parašykit mums asmeniškai. Ir tikrai nuoširdžiai padėsime. O šiaip esam labai patenkinti, kad įsirengiam šviestuvus. Atrodo jų dabar, kai ateina kas nors į svečius, tai daugam yra neįprasta, nes tikrai paprastai naujakuriai gyvena su laidais. Pas mus tų laidų yra tikrai nedaug. Tai mane labai džiugina ir toksai iškart įsikūrimo ir jaukimo tas toks pojūtis yra. Dar ko mums trūksta, tai grindjuosčio. Ko dar trūksta? Trūksta žaliuzių. Ir jūs supratom, kad trūksta, nes neplanavom šiais metais įsigyti, bet supratom tik atsikėlę į namus, kad mes vis dėlto gyvename mieste, o mieste yra daug šviesų. Bet kas mane nustebino, mes nereklamuosim ir įmonių, bet oficialios įmonės, kurios yra dizaino kaip namai, nes, sakykime. Tiesiog moka mokesčius. Taip, kur moka mokesčius, pasiūlė tokią pačią kainą. Kaip meistrai, kurie tiesiog nori, kad grynais atsiskaitytų. Jo, ir tokių buvo meistrų 2. Tai aišku, mes imsime tik ten, kur mokesčius, aš vis laik sakau, jeigu aš moku mokesčius, Lietuvos ekonomiką. tai ir kiti privalo mokėti. Dar koks gal feilas jau pasirodė gyvenant. Tai yra jungikliai su USB jungtimi. Taip patarsime ir jums, nepirkit jų. Nereikia. Tikrai jų nereikia, nes iš pradžių galvom, kad tie USB kaip bus fainai, nes įkišim laidą krausis, bet jie nėra greito. Ir jie brangus yra. Taip, jie ir brangus yra. Feilas. Ir jie nėra greito pakrovimo. Todėl, per naktį krauna, tikrai iki ryto pasikraus, bet tikrai tai yra nereikalingas daiktas ir taupykit pinigus, pirkit tiesiog paprastą gražią rozetę. O kas dar vienas iš nedidelių feilų, visą laimę, kad nedidelių, Nežinau. tai užsakiau jungiklius, ne perjungiklius. Tai visą laimę, kad jie nebrangiai, tas nebrangiai atsilieps apie 150 eurų nuostolį. Tai, bet
Ką padarysi? Tai elektrikai realiai mūsų ten viskas sutvarkė. Taip, ir pas elektrikos gavosi tokia pati kaina, kaip Vokietijoje kaina. Mes ne visi turim tokius elektrikus, kurie tokias turi kainodaras, bet jeigu jūsų elektrikas tikrai gali pasiūlyti, Tai gal neskubėkit nusipirkti iš anksto, nes mes ankstokai pirkom. Na ką, reikia pafilmuoti mūsų namus. Čia gyvenam 2,5 savaitės ir turim, žodžiu, gyvenimą. Tai pirmasis Frijos kambarys, čia, kaip sakau, mūsų toks visiškas bardakas kaip sandėliukas. Vis dar neturim tapeto, bet vis žada atvykti ir jį padaryti. Ulos kambarį senoji mūsų komoda. Ir čia irgi laikinai kol kas viską susidėjom ir susinešėm jau turimus baldus, kurie buvo Ulos kambarį. Tai lova, planuojam, aišku, daryti turbūt 2-aukštę lovytę ir dar šviestuvų neturim, bet jau vaizdas atrodo štai taip. Mūsų miegamai į mūsų bardaką. Tai žodžiu, čia dar irgi, nieko neturim, tik čiužinį. Lovytę Frijos, kur jinai nemiega kol kas. Čia užsidengiam irgi vakare. Tai va vaizdas štai toks. Sienos molio tinkas, jeigu kažkas praleidot, mums labai patinka. Kas dar labai patinka, tai ta tekstūra. Ir kad yra skirtinga ir tas atspalvis šiek tiek ir tokių šešėlių duoda. Ir mes jau juokiamės su Vyteniu, kad jeigu kažkas, jau vaikai kažkur kažką nubraukia, ar ten kažkoks nešvarumas, tu greitai prišoki, pavalai ir nieko nesimato. Tai dar grindjuščių irgi neturim. Grindimis esam be proto patenkinti. Pasikartosiu, kad grindis yra mūsų iš Vilbergs. Mums pasitaikė proga įsigyti mix grindis, tas parketlentės. Tai mums gamykla ir ten ta geresnė kaina, kai yra miksas, bet mums baldininkas jisai pamiksavo ir to šakotumo jisai sudėjo daugiausia, kur, sakykime, mažiau matomos vietos. Ir turim mūsų dušą tualetą, tai dušo nenaudojam kol kas, nes neturim senelės, kelis kartus bandžiau aš pati irgi, bet čia realiai viskas taškosi. Tai dar iš tikrųjų ieškam kontakto stiklo sienos, jeigu turit, pasidalinkit. Duris, kurios irgi dar yra nebaigtos, nesureguliuotos, tai mes jas dar turim sutvarkyti. Ir mūsų šita lenkta siena, gyvatukas jau įdėtas yra. Šiaip labai pergyvenam dėl šitos vietos, kad nebūtų užėję, bet čia viskas kaip ir gerai susidėjo ir galima bus naudoti. Ir toliau keliaujam į mūsų svetainę, kur yra mūsų paskutinis svarbiausias tas vaizdas, sakykim. Ir taip, šiandien pakabino televizorių. Čia aišku bus tokia sienų tas skydas iš lukšto, kurį irgi vėliau pakabins, nežinau, planas yra lapkričio gale žadėjo, bet žinot, kaip būna su tais pažadais. Neaišku, ar čia jie bus įgyvendinti ir nusipirkom laikiną baldų tokį stalą su kėdėmis komplektą. Iš IKEA parduotuvės, nežinau, čia gal nėra ko ir slėpti, bet sumokėjom, bijau sumeluoti, iki 150 eurų ir mūsų čia sofa. Ne, juokiamės, iš tikrųjų visi mūsų klausia, kaip jūs gyvenat be sofos. Tai taip ir gyvenam, tiesiog prie stalo pagrinde, jeigu kažką darom, arba čia pasidedam. Bet sofos dabar esam paieškose ir esam išsirinkę kelis variantus, tai dar vyksta derinimai visokie. Zoną, tai gal pafilmuosiu šiek tiek iš toliau, kad matytųsi. Išdėstymas jisai bus irgi kitoks. Dabar čia laikini sprendimai. Tai turim šaldytuvą, indaplovę. Ta krosnelę mes jau pirkom nuomojamam bute, nes ten irgi nieko neturėjom. Ir šitas apatinis rinkinys, tai yra taip pat iš IKEA. Dar kaip juokauju, tos sistemos tokios labai neturim, bet ten IKEA's konsultantė tikrai gerai patarė, nes mes šiukšlinę atskirai nusipirkom, o čia susidėjom tiesiog irgi papildomai tokią lentyną. Tai žodžiu, Vytenis sumeistravo, sudėjo ir turim štai tokį variantą.
kaip aš sakau, ir svečiai buvo atėję, tikrai labai fainas variantas. Bijau irgi suklysti, ar 250, ar 230 va šitas setukas. Ai, dar ko neparodžiau, tai mūsų vonios. Slepiam skalbinius, bet mūsų vonia. Tai irgi čia, aišku, dabar tą tokį buitinį vaizdą visiškai, nieko čia, sakykime, nenukroviau. Bet yra kaip yra, tiesiog pat irgi rodau. Tai mūsų vonia ir ta visa sistema, man iš tikrųjų labai patinka, kad mes ėmėm ne juodą, o tokią, kaip čia, chromo spalvos, berods, bijau smeluot. Tai tas fainai. Ir šiaip irgi iškart stengiamės ten nuvalyti, viskas nelieka, bet aišku pas mus yra ir bute visam name įmontuoti filtrai, tai šiaip jaučiasi. Tai va, ir labai laukiam tos spintelės, kuri kardinaliai visą vaizdą pakeis, nes dabar ta žalia siena, jinai tikrai nepatraukliai atrodo, laikinai. Nusipirkom iš irgi, bijau sumeluoti, Vytenis, kur pirko šitą spintelę, gal senukose, toksai laikinas sprendimas, kuris irgi labai gerai, nes ar ten nusiplaut rankas greitai vaikam. Na ir štai čia, džiovyklė, skalbimo mašina, bardakas, bet jau džiugina savi namai, savas kampas ir labai patinka šitie gyvatukai. Mes gaminom individualiai. Nebuvo iš tikrųjų rinkoje nieko panašaus, tai rezultatas labai džiugina ir jisai derinasi su mūsų dušo sistema. Tai pirmiausia, termostatai. Tai su termostatais problema buvo tai, kad 2 kambariai šildo. Bet kaip? Vaikų kambariai labai karšta, šilta būdavo. Galėjai su pirties drabužiais būti. Ir galiausiai būdavo taip, kad tiesiog visiškai išjungiam sistemą, atvesinam namus ir tada vėl jungiam. Tai toks nesąmoningas žaidimas, skambinam darbų vadovui, kame čia problema, atvažiuokit tvarkyti. O darbų vadovas mums sako, ne, čia pas jūs problema, aš viską padariau labai gerai, viskas yra labai gerai. Sureguliuoti termostatai, kaip jisai teigia. Tada mums užtruko lygiai 1 mėnesį jį prisikviesti, kad atsiųstų meistrus. Taisyti broką. Atvyko meistrai, užtruko jie čia nemažai laiko ir pasirodo, kad buvo viskas blogai nustatyta. Ką tai reiškia? Tai ne tik blogai nustatyta, buvo blogai ir sujungta. Tarasme, viskas buvo, reikėjo viską perdaryti nuo pradžių iki galo. Nu tai dabar, viskas kaip rodo, dabar rodo ir esamą temperatūrą, dabar galim ir nusistatyti, kokios norim temperatūros, bet vienas kambarys vis tiek nepavyko jo ten sutvarkyti, sureguliuoti. Nes kol jų teigimu statytojas blogai yra sumaišęs vamzdelius ir toj vietoje jau kalbame su statytoju, kad pasiūsų savo santechniką, nežinau, atstovą, elektriką, kad sužiūrėtų, ar ten tikrai viskas yra gerai sujungta ar blogai sujungta ir tada tą padėtį mums ištaisytų, nes kol kas Frėjos kambaryje. Pačiam pirmajam miegamajam gaunasi, kad jie kaip teigia, kad tie vamzdeliai šiluminiai ten ir ateina ir išeina pro tą būtent kambarį, dėl to ten visas tas šildymas ir vyksta. Nors netikiu, kad taip yra, bet tebūnie, tai... Kitas dalykas, tai yra gyvatukai. Mes, kaip jau galbūt žinojote ir anksčiau iš ankstesnių serijų, kad mes šitą butą perplanavom ir pasidarėm iš vienos vonios į 2 vonios kambarius. Ir vienas gyvatukas mūsų duše tiesiog neveikia, nešildė. Problema buvo tai, kad buvo pamiršta padaryti ratų sistemą ir buvo priimtas tik tai vienas gyvatukas, o nuo antro gyvatuko vamzdelį tiesiog buvo pakabinti, palikti sienoje. Tai vėlgi turėjom kviestis irgi darbų vadovą. Tai aišku, darbų vadovas atsikalbinė, tai turbūt darė dabar, kad čia ne jo problema, nors jisai tai darė. Tai įkeliam nuotrauką, kaip atėjo meistrai, santechnikai išpjovė sieną svetainėje. Ten, kur jau nebuvo baigta. Apdaila padaryta molio tinko, tada kitas meistras ten sutvarkė, tada kitas meistras ten už kelių dienų atėjo, tą sieną sutvarkė ir ateis dar 3 meistras tą sieną jau apdailą daryti. Kokia yra pamoka iš šito viso? Gerai, kad mes turim darbų vadovą ir kurisai viską jau reguliuoja su kiekvienu darbuotoju ir ten jisai, sakau, jo jau atsakomybė eina. Ir tik, kad sunku prisikviesti kartais, kai yra progres į pabaigą ir tu, kadangi pliusė esame beveik viską atsiskaitę, pasilikę tik nedidelę nemokėtą sumą,
Tada tai ir motivacija tokia atvažiuoti Tai nėra didelė. tai tik nedidelė motivacija dar ir gelbėja mus, kad tie darbai yra užbaigiami. Kas per tos 2 mėnesius įvyko labai faina. Turėjome nuostabią bendruomenės šventę. Kūrėm kalėdinės kompozicijas. Kai jauku šventišką vakarą viename iš butų 6 aukšte galėjom aplankyti dar vieną iš butų, pasižiūrėti, kaip galbūt gyvens mūsų ateities kaimynai. Ir kalbant apie ateities kaimynų, turim tokią visai fainą naujieną. Kiekvieną kartą dalinantis sulaukiam nemažai reakcijų, nemažai žinučių. Labai visiems, sakykime, smalsu yra, kas čia per projektas, kurioje vietoje, ar yra dar laisvų vietų. Kadangi projektai yra parduodami tik per rekomendacijas, tai yra negalima nusipirkti tiesiogiai, jeigu kabutėse nepatinkate, tai su mūsų rekomendacija galite atvykti, apžiūrėti būstą, įsirengti savo būstą, galbūt investicijai, bet labai norėtume, kad jūs atsikeltumėte su Nes šeima yra ir dar vaikais. laisvų, tikrai dar yra laisvų būstų, tiek mažesnės kvadratūros, tiek didesnės. Bet mainais už tai, kad mes rekomenduojam iš vystytojų, įsikaulijom, kad mūsų sekėjams bent jau būtų sandėliukas dovanų. O tai sandėliukas vis tiek sustaupo 10-15 tūkstančių eurų, tai visai neblogai gavom dovaną. Tai jeigu kažkas tikrai domitės apie investiciją Kaune, Kauno mieste, tai būtinai parašykit mums. Ir tuo pačiu gera naujiena mūsų šeimai, ypač Giedriai, kad jau baigiam prikalbinti Giedrės tėtį po 15 maždaug metų emigracijos grįžti į Lietuvą. Jisai Anglijoje dirbo staliumi, profesionaliai staliumi, dėjo grindis, deda duris. Grindjuostės, sienų montavimai, gipso kartonas, angos, perkos. Bet labiausiai mėgsta staliaus darbą tą. Tai jisai grįžta į Lietuvą, jam jau gavome ir pirmųjų darbų. Duokit žinią, jeigu kažkas kažko ieškot, bet iš tų išvardintų Ypač paslaugų. Kauno regione. Tikrai kruopštus, kuris, manau, labai džiaugsis ir kuriam darbais. svarbu ne greitis, o kokybė. Tai reiškia tai, ko visiems iš tikrųjų reikia, kokybiško darbo. Nes pas mus dar tikrai yra ir nebaigtų dalykų. Vienas iš tokių tai yra grindjuostės. Ir mano tėtis galbūt sakė, kad apsims šitą projektą. Nes tai jo darbas 15 metų. Tai džiaugmės tai, kad... Turim savus žmonės, kuriuos galim rekomenduoti. Ačiū, kad žiūrėjot šitą video. Tikiuosi patiko. Paspauskit laiką, pasubscribinkit mūsų kanalą, nes taip matom, kad jums įdomu. Ir manau, kad greitų metu įkelsim gal įvairesnio ir kitokio turinio, ne tik susijusio su butu. Tai įsipareigoju ir pasižadu. Ačiū Jums. Iki kitą kartą. Ate.